Dovi! Gausi čia įbristi. Nežinau, dar nemačiau. Yra. Žinai ką, kad skai. O? Panašiau. Sveiki, taigi trumpai noriu apžvelgti žvejybos įrangą savo, ką naudojau, ant ko gaudžiau. Tai gaudžiau pirmą sykį su naujoju Major Craft koteliu, tai Major Craft Fine Tail Salmon. Tai būtent skurtas mūsų sąlygom, mūsų upiai, neriai daugiau. Aišku, ko puikiausiai tikrai žvejosiu ir šlakį, manau. Mažoji upiai irgi puikiai tiks, aišku, landžiat gal sunkiau, bet tai žuvį privedinėt už krūmų, už po krūmų, tai tikrai bus idealiai. Taigi modeliukas, kaip ir sakiau, kurtas mūsų lietuvių pageidavimu, būtent pagal senąjį Avido modelį, kuris buvo labai pasiteisinęs.
Taigi būtent pagal jo charakteristikas ir padarytas šitas modelis, kiek patobulintas. Tai rankena trumpesnė, kur avido būdavo ilgesnė, daug ką maišydavo. Su šita žvejojau pusantros dienos, tikrai nemaišo. Taip pat prailgintas, abudu tie modeliai yra 2,99 m ilgio. Vienas yra nuo 7 iki 21 gramų, kitas yra nuo 10 iki 28. Taigi žiedelį Fuji-K sudėti, metimo nuotolį tikrai turi įtakos, nes yra didesni, metas tikrai gerai, visus, kad ir va šitą masaliuką. Mėčiau 7,8, tikrai jaučiasi, kad skrenda daug geriau nei kad su trumpu mesdavau. Plius, manau, kad bus pliusas, ne taip šals žiemą žiedai, nes platus yra, tai ne taip greit užtrauks, nereiks taip dažnai valinėti, bent jau, aišku, neišspręsti šitos problemos, jei šala, tai šals, bet gal kažkiek mažiau reiks valinėti. Ryte uždėjęs Shimano Twin Powerį 3000 XG į greitą. Su ta pačia gaudau ir salatį, tai kadangi lašišų žukliai užmeti ir laikai, nereikia taip surinkinėti, visiškai valo. Tai manau, jokio skirtumo nėra, ar greita, ar lėta. Plius, kai jau į krantą atsimuša, tada surinkinėti reikia, tai sakyčiau, tuo atveju pliusas yra šitos ritės. Greičiau susirinki masalą. Ant kito modeliuko uždėtas Twinas 4000. Kiek sunkesnė, aišku, tokia masyvesnė. Na, bet neriai irgi. Kas kaip, vieni naudoja, užtenka vieniem 3000, kitiem 4000. Būtent aš su šita gaudau dar ir šamą. Tai manau, nereikia irgi susikaut su kokiu patinu, tai 4000 irgi bus idealiai. Pavadėlį rišu gan ilgą. Tai grubiai 80-70 cm. 0,33. Būtų Major Craft'o. Žiauriai patenkintas, nežinau, laikė, o patelė, be problemų. Tik sakau, kartais, kad nuo karto reikia pasitikrinti, per akmenis praeina. Tai reikia jau persirišti. Karabinukas BKK, vienetukas, tai jau kokias 3 sezoną naudoju. Nėra pavedęs. Tiek šamui dedu dvejetuką, tiek dabar ir atsirado mažų. Nulinukas, 0,0, išerinė toma, manau, nes ką esu bandęs, dauguma jį yra tikrai pavedę iš plonos vėlos, o šitas kol kas nei lūžęs nėra, nei atsikabinęs, problemų kol kas nebuvo, tai žiauriai geri. Ką, masaliukai šiemet dirbo negiliai neriantis, nors mano patelė užkibo kiek gilesnę vietą, tai būtent pagavau ant šito. Tai Shimano Cardiff Flugel 70F. Žiauriai pasiteisino, jis jau nuo pernai gerai gaudau, praeitą sezoną gerai atgaudžiau šlakį su šito masalu. 70 mm, svoris 7,8 gramai, bet gera užmetimo sistema, tikrai metasi žiauriai gerai, nesiblaško, tai skrenda super, tai niekad nebuvo problemų, net ir per vėją gan tiksliai skrieja, tai užmetimas gan kaip tokio svorio masalo tikrai geras, tai nežinau, man žiauriai patiko tą spalvą. Pirmą prakalbinau kartą, šiaip nesu ant jo pagavęs šlakio, nors aš jį pernai tik gavau sezono gale.
tą spalvytę, o visus kitus variantus naudojau. Šitą spalvytę dirbantį ant šito esu pagavęs prie skaidresnio vandens, ant šito visi super ir visi užneria iki 2 metrų, bet iškėlus pinigą į viršų, tai gal ir šiek tiek neners, gal šiek tiek mažiau neria. Na ir tikrai šiemet pasiteisina, sakau, prie to žemo vandens, tai labai gerai besimetantis masalas, tai Do Onimasu 77 esas, skęstantis, 12,5 gramo. Metas, sakau, žiauriai gerai, užsineria iki 1,10 m, tai prie šiemet sąlygų, tai žiauriai dirbantis masaliukas ir pasiteisinęs, nes kolega būtent pagavo ant šitos spalvytės, ištraukė patelę 1,7 m, jei neklystu, tai į video įkelsiu, matysis visus žuvis, ant ko sugaudytos, sakau. Tais reikės prasiplėsti gamą spalvinę. Žiauriai patiko, metas tai įspūdingai gerai. Dirba irgi. O ką dar? Tradiciniai kiti masalai, tai būtų iš pontūno. Krekdžekai, emerai, kur giliau. Ir eserų. Krekdžekai, eserai, chaosai. Tai šiemet būtent tokio tipo, tokio užnerimo ir dirbantis buvo masalai. Aišku, trumpas sezonas, mes pažvejojom tik tais grubiai 1,5 dienos, bet pavyko, žuvies matėsi nemažai. Tai aš galiu užskaityti šį sezoną tikrai. Super, man tai išvis pasisekė, nuvažiavus po valandos drožimo, kirtau patelę gražią, 1,8 m, tai tikrai užskaitau sezoną. Tai va tiek apie masalus. Žiūrėkit video. Šyša. 100%. Na, matau kokią dydžią. Sakyčiau patelę. Jo, patelę. Įbrisk, jeigu gali šičia. Pasidavė čia. Važiuojam, Jessica, ne? Normaliai važiuojam. Svarbu, kad jinai nenupjautų man šį akmenis.
Akmenys važiuojam ant. Aha. What the fuck, jinai taip lengvai parėjo ir... Ne, viskas gerai. Svarbu į akmenis tas neįeitų. Nifiga sibė. Nusitraukiau aš ją iki kranto, jinai taip. 50 metrų išvažiavo. Ok. Dasitraukiau aš iki pat kranto, jau galvojom, paimsim, išvažiavo dar 50 metrų. Dabar jinai dar tos jėgos turi. Patelė. Gražiai patelė. Žiūrėk, pirmą kartą gali jau nesiduoti. Tai atsargiai. Neskubėk. Trauksiu biškį. Už valą neimk, už uodegos bandyk. Va. Jo, jo, pradžioje išleidau iš karto ant raibulių ir užmečiau artimesnį tarp krantų ir akmens. Pirmų metimų paėmė. Nu, šiupsi uodegą. Tik už valą neimk. Paima negižuojam. O, super. Gerai, gali netempt toli. Gerai. Gerai.